Džiaugiuosi su jumis galėdama toliau bendrauti, dalintis gyvo Dievo pažinimu, taip įkvėpti pati save. Tikiu, kad mano pasidalinimai įkvėpia ir jūs. Nepasiduoti tikėti ir būt visiškai įsitikinusiems, kad ką Viešpats pažadėjo, tai, ką jis paliko mums, kad mūsų gyvenimuose tai veikia. Šiandien sveikinuosi su jumis vėl kartu su savo mylimu brangiu keksiuku. Tikiu, kad jūsų gyvenimuose Dievo vaisiai, Dievo pergalės yra matomos, nors ir kartais visiškai atrodo nebegali ir norisi pasiduoti. Bet mes tuo ir skiriamės nuo kitų. Aš taip tikiu, kad mes skiriamės nuo kitų, kad mes nepasiduodam aplinkybėm ir kai nėra jokios vilties, pasiliekam pasitikėdami Viešpačiu. Esame jau seniau nagrinėję Romiečiams skyrių, 4 skyrių, bet šiandien noriu prie jo iš naujo sugrįžti, nes esu jau kalbėjus ir tikrai man tai veikia, kai nors ir prieš atrodo puikiausiai žinai tam tikrą rašto vietą, puikiausiai žinai, ką Dievas sako toj ir toj vietoj, bet būna, kad iš naujo suskamba tam tikrą eilutę. Ir paskutinės 2 savaitės galvoju apie Romiečiams 4 skyriui 17 eilutę, kur čia rašo, kad Abraomui Dievas sako, kad aš padariau tave daugelio tautų tėvą prieš Dievą, kuriuo jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius ir tai, ko nėra, vadina taip lyg būtų. Kad Abraomas patikėjo Dievu, tuo Dievu, kuris atgaivina mirusius, tai vadinasi tai, ko nebėra jau, kad Dievas atgaivina, ir tai, ko nėra, jis vadina taip lyg būtų. Ir beskaitydama tą rašto vietą, man iškrito dar labai gerą turinį klausiau, kur būtent komentuoja iš graikų hebrajų kalbos tą žodį vadina, pas mus parašyta, kad vadina taip lyg būtų, o hebrajų kalboj, graikų kalboj tai reiškia kviečia. Kviečia taip lyg būtų. Iš nematomo kviečia taip lyg būtų. Ir va tas suvokimas, kad Dievas, mūsų tėvas kūrėjas, jau viską dėl mūsų padarė. Ir šiandien man reikia turėti tą įsitikinimą, kad Dievas ką man paliko, o jis paliko man sveikatą, jis paliko man savo ramybę, jis paliko man savo išmintį, aš tai kviečiu, tai yra, aš tai kviečiu iš nematomo pasaulio, kad reikštųsi mano gyvenime, aš tai pasiimu. Ir žinot, šiandien mums reikia pasiimti tikėjimu iš nematomo pasaulio, kaip Abraomas patikėjo Dievu ir jam tai buvo įskaityta teisumu. Jis sako, nesant jokios vilties, vadinasi, jokios žmogiškos vilties nebuvo. Bet Abraomas patikėjo. Jis savo mintimis, savo širdimi, savo protu priėmė tai, visiškai su tuo susitapatino. Ir man šiandien reikia dėti pastangas, kad aš tikėčiau, kad Dievas tikrai atstato, kad ir, pavyzdžiui, keksiuko sveikatą. Aš tikiu, kad jis yra išgydytas ir atstatytas. Ir žinot, man kaip veterinarijos gydytoja sako, ir jų 2 gydytojai tą patį sako, kad tikrai yra visiškas stebuklas, kad jūsų šuniukas gyvas. Yra stebuklas. O aš tai žinau ir jiems tą patį sakau, kad tai yra Dievas,
kuris veikia ir tam Dievui nėra neįmanomų dalykų. O aš pati savo galvoju ir kiekvieną rytą laiminu keksiuką. Čia tik apie keksiuką, supraskit, kaip pavyzdį sakau, kaip pavyzdį, nes yra tūkstančiai kitų be galo svarbių klausimų. Bet jeigu mes mokam ir suprantam, kaip su keksiuku elgtis, mes išmokstam, kaip elgtis kitose situacijose. Taigi, kai aš pradedu Dievui dėkoti, suprasdama, suvokdama, kad Lozorius, viešpats sakė Lozoriui, išeik, kuris ten kelias dienas buvo miręs, kai jis Izairo dukrą prikėlė iš numirusių, kai jis išgydė ir darė tiek stebuklų gyvendamas. Aš tikiu, kad jis šiandien mano viešpats veikia lygiai taip pat. Ir tas tikėjimas veikia keksui. Jis gyvena, kol gyvena su manim, jėgo ir sveikatoj. Aš dėkoju Dievui. Dėkoju. Ir tada žiūriu tai, kuo Abraomas tikėjo. Jis buvo visiškai įsitikinęs, ką viešpats pažadėjo, jis tengs ir įvykdys. Ir Abraomas įsivaizdavo, matė, jis tapatino save, vizualizaciją turėjo, vaizdą matė, kad jis taps daugelio tautų tėvų. Ir žinot, jam tai nebuvo, kaip čia pasakyti, netiesa. Jam tai buvo Abraomo jau tiesa ir jis save taip matė. Ir žinot, mano širdis nurimsta, kas liečia dėl keksiuko. Ir aš dėkoju Dievui, kad jis kol gyvena jėgo ir sveikatui. Aš dėkoju Dievui, kad jis yra geras, kad jis yra gailestingas, o jis tikrai toks yra. Ir dėkoju už viską viešpačiui. Ir žinot, veikia keksui. Jis vis dar pusę metų laikosi pakankamai jėgoj ir sveikatoj. Taigi, va tas suvokimas ir supratimas, kad kviečia, Abraomas patikėjo Dievu, tuo Dievu, kuris iš nematomo kviečia į matomą pasaulį. Kad viešpats taip sutvėrė mus panašius į savo atvaizdą ir pavydalą, kad mes gyventume šitoj žemėje su ta pačia vizija, idėja ir mokėtume aplinkybėse savo gyvenimo kely tai, ko nėra, tai, ko mes laukiam, žinodami pagal Dievo žodžius mums paliktus, kviečiame į mūsų gyvenimus taip, lyg būtų. Iš to nematomo dvasinio pasaulio. Bet aš turiu žinoti, kad tikrai yra dvasinis pasaulis, jis yra nematomas ir aš dėkoju viešpačiui, kad jis yra ir kad tame dvasinėme pasaulyje viešpats yra viską sutvėręs, ko nemato mano akis. Ir aš tada priimu tikėjimu, dėkodama už sveikatą, dėkodama už išmintį, už nuovoką, už supratimą. Ir to daugėja, nes aiškiai raštas sako, į ką jūs žiūrite, to jums ir daugėja. Tai yra dvasinis principas, kuris veikia. Į ką žiūrime, savo mintis, į ką nukreipiame, to mums ir daugėja. To kiekvienam jums tegu daugėja. Taigi, taip pat Dievas nebereikalas sako, kad jo žodžiai dažnai lygina savo žodžius su sėkla. O sėkla tai yra mažas grūdelis. Visi puikiai žinom, kas yra sėkla. Ir ta sėkla, kad jinai taptų matoma, kad ji duotų vaisių, užaugtų, reikia laistyti. O Dievo žodis, kad augtų, kad duotų vaisių mūsų gyvenime, reikia laistyti Dievo žodžius mūsų širdise tikėjimu. Ir tikėjimas yra tas vanduo, aš taip tikiu, taip įsivaizduoju. Mūsų tikėjimas, mūsų įsitikinimas neša vaisių, kad mūsų gyvenimuose būtų rezultatas. Vat Dievo išminties, sveikatos, kokius turite poreikius, o jų, suprantu, kad žmonės tikrai šiais laikais turi. Vienas iš svarbiausių poreikių, man atrodo, kaip pasilikti ramybei, arba kaip turėti gerus santykius vienas su kitais, arba kaip, kad ir, sakykime, atsiprašyti, jeigu esi neteisus. Kiti gal turi
ir daugelis turi finansinių iššūkių, sveikatos problemų, bet visose šitose aplinkybėse mums kaip svarbu, kokia aplinkybė bebūtų, pasiimti Dievo žodžio sėklą. Nes Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas ir negrįžta tuščias. Ir tą Dievo žodžio sėklą laistyti tikėjimu, laukiant rezultato pagal tai, ką Dievas ir nori, kad mes turėtume vaisių gyvenimuose rezultatą, ramybę, sveikatą, gerus santykius vienas su kitais. Ir to linkiu savo pačiai, to be abejo linkiu jums kiekvienam mokytis, žiūrėti į viešpatį, nepasiduoti nerimui, baimiai ir dėkoti viešpačiui. Svarbiausia, niekuo nesirūpinti, jūs žinote tas frazes, tas Dievo mums palipimus, niekuo nesirūpinti, visuose reikaluose pasilikti su viešpačiu, taip. Ir mokytis, kitose laidose dar būtinai pakalbėsiu, kaip neįsileisti nerimo papildomai, taip. Ir kaipgi, jeigu ir yra nerimo aplinkybės, ne apie jas kalbėti, o vis dėlto kalbėti ir laukti gerą. Nes tai būtent kuria mūsų gyvenimus. Taigi šiandieną dėkoju viešpačiui už šitą laiką, dėkoju, kad Dievas teikia ir jis tikrai teikia mums savo ramybę, savo išmintį, nuovoką, supratimą. Tegu kiekvienam ieškančiam viešpatės Dievas duoda savo kantrybę, savo išmintį, supratimą, tegu ramina mūsų širdis. Ir kad kiekvienoje vietoje, kiekvieną kartą, kai mums labiausiai reikia, mes pasitikėtume ir tikėtume viešpačiu, kad jis yra ir mums padeda.